Kartą seniai stebuklingame miške gyveno maža vienaragė vardu Sparklė. Sparklė buvo nepaprasta vienaragė. Ji turėjo sidabrinius sparnus bei sidabrinį ragą, kurie ryškiai spindėdavo visada, kai ji jausdavosi laiminga. Sparklė labai mėgo žaisti su savo geriausia drauge Luna, baltu vienaragiu su vaivorykštės spalvų karčiais. Kartu jos gaudė drugelius, lenktyniavo per pievas ir tyrinėjo stebuklingą mišką. Vieną saulėtą rytą jos nusprendė leistis į nuotykį. Keliaudamos giliau į mišką, atrado kažką naujo. Gražų vaivorykštės tiltą, besitęsiantį per plačią upę. Tiltas spindėjo visomis įmanomomis spalvomis. Susijaudinusios Luna ir Sparklė pradėjo eiti per tiltą, bet pastebėjo kažką keisto. Staiga ryškios tilto spalvos ėmė blėsti. Vaivorykštė tapo blanki ir pilka. Vienaragė sunerimo. Jos nenorėjo, jog gražus vaivorykštės tiltas išnyktų, todėl nusprendė sužinoti, kas nutiko ir kaip tai ištaisyti. Todėl jos išsiruošė ieškoti išmintingojo seno vienaragio, gyvenusio giliai miške. Išmintingasis buvo žinomas dėl savo žinių apie visus stebuklingus dalykus. Sutikęs mažasias vienarages, išmintingasis kantriai klausėsi, o tada paaiškino, kad vaivorykštė praranda savo spalvas, nes miškas pamiršo, kaip būti maloniam ir laimingam. Pastaruoju metu miške buvo per daug pykčio ir per mažai dalinimosi bei pagalbos vieni kitiems. Vaivorykštės tiltas atspindi miško laimę. Norėdami atkurti jos spalvas, turite skleisti gerumą ir džiaugsmą, sakė jis. Vienaragės nusiminė, nes suprato, jog nors jos žaisdamos gerai leido laiką, tačiau nepastebėjo kitų miško gyventojų liūdesio, tad nusprendė padėti sugrąžinti miškui džiaugsmą. Visų pirma, jos padėjo voverių šeimai surinkti gilutes. Voverės buvo mažos ir negalėjo pasiekti aukščiausių šakų, todėl Luna ir Sparklė panaudojo savo magiją, kad nupurtytų gilutes. Po to jos sutiko keletą jaunesnių vienaragių, kurie jautėsi vieniši. Luna ir Sparklė pakvietė juos žaisti. Jie kartu lenktyniavo ir visiems buvo labai smagu. Vėliau jos sutiko drovę stirną, su kuria pasidalino savo mėgstamiausiais obuoliais. Joms ir toliau skleidžiant gerumą nutiko kažkas stebuklingo. Vaivorykštės tiltas pradėjo atgauti savo ryškias spalvas. Raudonos, oranžinės, geltonos ir mėlynos spalvos vėl pradėjo šviesti. Netrukus vaivorykštės tiltas spindėjo ryškiau nei bet kada. Jis žėrėjo saulės šviesoje, atspindėdamas miškui sugrįžusį džiaugsmą. Mažosios vienaragės didžiavosi savimi. Jos žinojo, kad padarė kažką ypatingo, sugrąžindamos džiaugsmą į mišką ir išgelbėdamos vaivorykštės tiltą. Sparklės sidabriniai sparnai ryškiai spindėjo, nes ji jautėsi labai laiminga. Taip pat ir išmintingasis vienaragis atvyko pasidžiaugti jų pasiekimu. Jūs atlikote puikų darbą. Atminkite, gerumas yra galinga magija. Jis gali sugrąžinti spalvas į niūriausias vietas ir džiaugsmą į liūdniausias širdis, sakė jis. Ta dieną Luna ir Sparklė davė pažadą, vaivorykštės pažadą.
visada skleisti gerumą ir džiaugsmą, kur tik eitų. Taip vaivorykštės tiltas tapo gerumo magijos simboliu. Ir kiekvieną kartą, kai kas nors per jį pereidavo, jiems buvo primenama apie džiaugsmo skleidimo galią. Vieną gražų vakarą vienaragė Sparklė vaikštinėjo stebuklingo miško pievoje. Ji labai mėgo stebėti dangų ir žvaigždes, tad kiekvieną vakarą susirasdavo ramią vietelę miške, atsiguldavo ant minkštos žolės ir žiūrėdavo į švytinčias švieseles aukštai danguje. Tačiau tą vakarą Sparklė danguje pastebėjo kažką neįprasto. Ryški spindinti žvaigždė ėmė judėti. Ji ne tik mirksėjo kaip kitos, ji skriejo per dangų, palikdama šviesos pėdsaką paskui save. Sparklė buvo girdėjusi pasakojimus apie krentančias žvaigždes ir kaip jos gali išpildyti norus, todėl greitai užmerkė akis ir sušnabždėjo: Norėčiau sutikti tikrą žvaigždę. Kai ji vėl atmerkė akis, žvaigždė neišnyko. Vietoje to ji tapo didesnė ir ryškesnė, vis artėjo ir artėjo, kol švelniai nusileido miške tiesiai priešais ją. Šviesai priblėsus, žvaigždė pavirto mažyte, švytinčia būtybe, su žėrinčiomis akimis ir šilta šypsena. Mažytė žvaigždė prabilo švelniu, tarsi dainuojančiu balsu. Labas, Sparklė, aš esu žvaigždutė ir atėjau išpildyti tavo norą. Sparklė buvo sužavėta, bet šiek tiek abejojo. Ji nežinojo, ko norėti. Geriausi norai kyla iš širdies, Sparklė. Kas tau rūpi labiausiai? Vienaragė šiek tiek pamąstė, tada ji pažvelgė į mišką, į tamsius kampelius, kur niekada nepasiekdavo saulės šviesa, ir į žvaigždžių upelį, kuris prarado savo spindesį. Norėčiau atnešti šviesą į kiekvieną miško dalį, kad visi jaustųsi saugus ir laimingi. Žvaigždutė plačiai nusišypsojo. Tai nuostabus noras, Sparklė, bet kad jį įgyvendintume, tau reikės būti drąsiai ir geranoriškai. Ar esi tam pasiruošusi? Sparklė su džiaugsmu linktelėjo ir kartu su žvaigždute išsiruošė į nuotykį. Pirmoji jų stotelė buvo tamsioji giria, miško dalis, kuri visada buvo šešėlyje ir šalta. Sparklė šiek tiek bijojo, bet žvaigždutė lydėjo vienaragę, apšviesdama jai kelią, tad drauge jos žengė pirmyn. Žvaigždutė palietė medžius ir jie pradėjo švytėti švelnia šviesa. Tamsų šešėlį išnyko, o giria tapo šilta ir jauki. Tuomet gyvūnai, kurie prieš tai slėpėsi tamsoje, išlindo ir buvo labai nustebę bei laimingi. Toliau Sparklė ir žvaigždutė keliavo prie žvaigždžių upelio, kuris kadaise buvo šviesiausia miško vieta, bet dabar buvo blankus ir be gyvybės. Vienaragiai pasidarė liūdna dėl upelio, tačiau žvaigždutė turėjo planą. Mažytė žvaigždė įlipo į vandenį ir pradėjo skleisti savo magiją. Staiga upelis vėl pradėjo spindėti, atspindėdamas virš jo esančias žvaigždes. Miško gyvūnai susirinko aplink, žaisdami ir taškydamiesi švytinčiame vandenyje. Ir toliau kiekviename žingsnyje Sparklė ir žvaigždutė skleidė šviesą ir džiaugsmą po visą mišką. Medžiai švytėjo švelnia šviesa, upeliai spindėjo lyg deimantai, o miško gyventojai šoko ir dainavo iš laimės. Galiausiai, kai aušra pradėjo brėkšti, žvaigždutė atsisuko į Sparklę ir tarė: Laikas man grįžti į dangų, Sparklė, bet prisimink, nors aš ir išeinu, šviesa, kurią padėjai atnešti į mišką, visada liks čia. Sparklė truputį liūdėjo, atsisveikindama su savo naujaja drauge.
bet žinojo, kad žvaigždutė yra teisi. Žvaigždutė atsisveikino su Sparkle ir pakilo atgal į dangų. Vienaragė lydėjo ją akimis, kol žvaigždutė tapo tik dar viena mirksinčia švieselė tarp daugelio kitų žvaigždžių. Nuo tos dienos Sparklė tapo šviesos sargė miške. Jis skleidė gerumą, kad ir kur eitų, ir kiekvieną naktį, kai žiūrėdavo į žvaigždes, jis žinojo, kad jos draugė žvaigždutė stebi ją, pasiruošusi padėti, kai tik reikės. Na, o miškas klestėjo Sparklės rūpesčio dėka, švytėdama šiluma ir žvaigždžių šviesa. Taip Sparklės noras išsipildė, ne tik dėl žvaigždutės magijos, bet ir dėl meilės bei drąsos jos pačios širdyje. Žiema atėjo ir į stebuklingą mišką. Švelnus sniegas padengė žemę, upeliai užšalo, o didelės eglės pasipuošė spindinčiomis sniego kepurėmis. Miškas tapo tikra žiemos pasaka ir visur jautėsi artėjančių kalėdų džiaugsmas. Visi miško gyventojai ruošėsi šventėms. Paukščiai pynė girliandas iš raudonų uogų ir kabino jas ant medžių šakų. Voveraitės rinko kankorėžius ir darė iš jų žaisliukus. Meškiukas Morkis kepė imbierinius sausainius savo trobelėje, o pro jos langus sklido tokie gardūs kvapai, kad visi užsukdavo pasivaišinti. O vidury miško augo pati didžiausia eglė ir ją dekoruoti buvo tikras iššūkis, tad ši užduotis buvo patikėta vienaragiams Sparklei ir Lunai. Draugės plasnojo aplink eglę ir naudodamos savo magiją sukūrė ilgą švytinčią girliandą, kuri puošė medį nuo viršaus iki apačios. Kaip gražu, džiaugėsi Sparklė, žiūrėdama į savo draugę Luną. Manau, šiemet eglė spindės taip, kaip dar niekada nespindėjo. Tuo metu kiti miško gyventojai ant eglės kabino žaisliukus. O kad jie nesušaltų, elniukai rogėmis atvežė šiltos kakavos ir visokiausių skanėstų. Tai buvo jų dovana miško gyventojams. Ir taip, pamažu, miškas darėsi vis gražesnis, nes visi darbavosi drauge, padėdami vieni kitiems ir dalindamiesi šypsenomis. Kai stebuklingas miškas pasiruošė kalėdoms, visur buvo taip jauku ir gera, kad rodėsi net snaigės šoko džiaugsmo šokį ore. Galiausiai visi miško gyventojai sugrįžo į savo trobeles ir džiaugsmingai laukė kalėdų ryto, kai po eglute atsiras dovanų nuo kalėdų senelio. Tačiau kūčių naktį, kai visi ilsėjosi savo šiltuose nameliuose, Sparklė negalėjo užmigti. Ji mėgo stebėti žvaigždes, todėl išėjo pasivaikščioti po apsnigtą mišką. Eidama mišku, vienaragė pastebėjo spindintį auksinį taką. Kas tai galėtų būti? Gal tai kalėdų senelio pėdsakai? Susimąstė Sparklė ir nutarė pažiūrėti. Sekdama taku, ji priėjo didelį medį, po kuriuo stovėjo senas burtininkas. Jis vilkėjo baltą apsiaustą, o jo barzda švytėjo tarsi sniegas. Labas, Sparkle, tavo gerumas ir drąsa atvedė tave čia. Man reikia tavo pagalbos, tarė burtininkas švelniu balsu. Kuo galiu padėti? Paklausė Sparklė. Burtininkas paaiškino, kad kalėdų senelio rogėms reikia ypatingų kalėdų kristalų, kurie auga stebuklingame miške. Šie kristalai suteikia rogėms magišką galią pakilti į dangų.
Bet šiemet pikta ledo ragana kristalus paslėpė po storu ledo sluoksniu. Be jų kalėdų senelis negalės keliauti, o tai reiškia, kad niekas negaus dovanų. Sparklė pagalvojo apie savo liūdinčius draugus ir labai sunerimo. Aš padėsiu jums surasti kristalus, pasakė ji ir nedelsdama išskrido ieškoti kristalų. Pirmąjį kristalą ji rado įšalusi storame ledo luite. Sparklė palietė ledą savo sidabriniu ragu ir jis pradėjo tirpti. Kai ledas ištirpo, kristalas pradėjo švytėti ir pakilo į dangų. Taip vieną po kito Sparklė rado visus kristalus ir išsklaidė piktos raganos kerus, o senasis burtininkas buvo labai dėkingas. Tu išgelbėjai kalėdas, mažoji vienaragė, ačiū tau. Sparklės dėka kalėdų senelio rogės galėjo skristi ir jis su savo elniais bei pagalbininkais elfais išsiruošė į stebuklingą kalėdų nakties nuotykį, pasiruošęs išdalinti daugybę dovanų. Tad kalėdų rytą visi miško gyventojai pabudo ir apsidžiaugė pamatę gražiai supakuotas dovanėles po didžiąją miško eglę. Meškiukas rado šiltus batukus, voveraitės naujus krepšelius riešutams rinkti, kiškučiai mažas spalvotas morkytes, o vienaragė Luna nuostabaus grožio karolius. Taip visi stebuklingo miško gyventojai rado po sau skirtą dovanėlę ir jautėsi labai laimingi. Na, o tuo metu Sparklė, stebėdama draugų šypsenas, pajuto, kad jų džiaugsmas tai geriausia kalėdų dovana, nes tikra kalėdų dvasia slypi ne daiktuose, o laimėje, kurią dalijamės su kitais. Ačiū, kad klausėte ir kviečiame prenumeruoti mūsų kanalą, nes jis nuolat pildysis magiškomis pasakėlėmis, tokiamis kaip ši. Viso ir iki kitų kartų.